Aš su sutuoktiniu visuomet turėjau širdyje įsitaisiusią svajonę – turėti didelį šeimą ir auginti daug vaikų. Mūsų kelias į globą nebuvo atsitiktinė lemiamų momentų grandinė. Labiau gyvenimo kelionės žemėlapis, kuriuo sekėme nuoširdžiai ir sąmoningai. Atėjus laikui, kai biologiniai vaikai užaugo, išskleidė sparnus ir ištrūko iš lizdo, mūsų namai tapo tušti ir tylūs. Tada ir supratome, kad nenorime likti vieni. Tai buvo tas momentas, kai supratome, kad atėjo laikas naujam gyvenimo etapui – vaiko globai. Noras užauginti ir paremti vaiką, kuris yra netekęs šeimos, kilo iš giliausio mūsų širdies troškimo padėti, mylėti ir suteikti namus tiems, kuriems jų labiausiai reikia. Mes ne tik norėjome, bet ir jautėme, jog mūsų širdis ir namai yra pakankamai dideli, kad juose rastų vietą dar viena maža siela, ieškanti šilumos ir meilės. Nusprendėme tapti globėjais, bei dalintis gyvenimo džiaugsmais ir iššūkiais su vaiku, kuris kaip ir mes ieškojo šeimos. Susitikę su mūsų globojamu vaiku iškart supratome, kad meilė nežino ribų ir mes galime mylėti vaiką, kuris nėra mūsų biologinis. Kai pradėjome globos kelionę, jautėmės pilni nerimo, bet tai, ką iš tiesų patyrėme, viršijo mūsų lūkesčius. Atvykę vaikai atnešė į mūsų gyvenime ne tik naują energiją, bet ir suteikė progą atsigręžti į seniai pamirštus dalykus. Jų dėka mes atnaujėjome, ne tik amžiumi, bet ir dvasia. Pradėjome vėl domėtis dalykais, kurie anksčiau atrodė palikti praeityje. Gyvenimas su globojamais vaikais tapo kupinas įspūdžių. Kiekviena diena atneša naujų atradimų, iššūkių ir džiaugsmo akimirkų. Vėl išmokome skubėti ne tik į darbą, kasdienių rūpesčių prasme, o skubėti gyventi, mėgautis kiekvieną akimirką, kurią dalijamės su vaikais. Mūsų dienos tapo turtingesnės. Nuo mokyklos renginių iki namų užduočių, nuo žaidimų vakarų iki šeimos pasivaikščiojimų gamtoje. Jautriausia patirtis mūsų globos istorijoje buvo momentas, kai vienas iš vaikų po ilgų metų nepastovumo, neapibrėžtumo ir daugybės skaudžių atsisveikinimų su ankstesnėmis šeimomis pasižiūrėjo į mus atviromis akimis ir tarė: "Aš tikiu, kad tu nemeluoji ir mes čia tikrai liksime." Šie žodžiai buvo ne tik paprastas pasakymas, bet ir gilus pasitikėjimo, saugumo ir priklausimo jausmo išreiškimas. Tai buvo momentas, kuris mums parodė, kad visos mūsų pastangos sukurti tvirtą, saugią ir mylinčią aplinką pradeda duoti vaisius. Šis vaikas, kuris ilgai buvo uždarytas savyje ir bijojęs vėl prarasti namus, galiausiai atrado pasitikėjimą mumis ir mūsų pažadais. Globėjui, auginančiam vaiką netekusi biologinės šeimos, norėtume palinkėti ištvermės ir pasakyti, kad tėvystė tai kelias kupinas iššūkių ir džiaugsmo, bet kartais jis gali būti labai sudėtingas. Svarbiausia prisiminti, kad nesate vieni. Jeigu jums kada bus sunku arba jausitės pavargę, nesivaržykite ieškoti palaikymo ir pagalbos. Globėjų bendruomenės, grupės, kuriuose dalijamasi patirtimi ir patarimais, gali tapti nepaprastai vertingų išteklių. Ir jeigu reikėtų viską pradėti iš naujo, mes vėl rinktumėmės tą patį kelią.